Labą dieną. Labai dėkoju iš tikrųjų Jolitai, organizatoriai, kuri tokį, sakyčiau, labai, tokį stiprų pavadinimą, kaip išsaugoti ir sustiprinti sveikatą, valgant ekologiškus produktus. Man labai supaprastino, kaip atsakyti šitą klausimą, būtent, o kas man iš to. Aš netgi šiandien ryte, galvodama, kai važiuosiu ir kalbėsiu, dar kitaip supratau, ką aš noriu pasakyti, kas man iš to. Ne tik iš to maisto mums visiems, bet man pačiai asmeniškai, nes pabandysiu atliepti ir temą kaip gydytoja, bet tikrai negaliu išvengti to, kad aš esu pati ir mama. Ir auga 3 atžalos ir prisimenu savo vaikų pačias mažiausias dienas, turbūt ir čia daugelis gal prisiminsit, kai sulaukėme į mūsų pasaulį atėjusio naujo žmogaus. Tai žinoma, motinos pienas yra pats svarbiausias, tikrai stengiamės ir besilaukiančios mamos keliauti tuo keliu, kur ten geriau pavalgyti, teisingiau pasirinkti, bet ir žindant kokį maistą, nes žinom, kad viskas per pieną nukeliauja ir parodysiu mokslinius būtent tyrimus, kurie tai tikrai rodo. Bet ir kalbant apie tolimesnį mūsų visą gyvenimą, yra labai aiškių įrodymų, ką pats maistas suteikia, kaip gerai Beata ir pastebėjot, kad tai yra vaistas. Taip, mes vartodami čia patį banaliausią, ką daugiausia dažniausiai turbūt girdite, maistą, kuriame yra pakankamai ir praturtintas būna omega-3, pagalvokime apie tai, kad tai vienas iš būtinų produktų, kuris padėtų mums nugyventi savo senatvėje be demencijos. Nes mokslas rodo, kad omega-3 iš tiesų gali turėti įtakos išvengti Alzheimerio ligos. Tai aš tiesiog pabūsiu tas toksai rišantis smėlis, daug gražiam stiklainyje, žaliam, daug akmenų gražių sudėjus, tuo rišančiu smėliu, ką jūs tikrai patys išreiškit, virš 60% visi tikimės būti sveikesni, valgydami sveikesnį maistą. Tai trumpai aptarsiu būtent tą ryšį su žmonių sveikata paties maisto ekologiško, ar jis yra įrodytas mokslu, taip. Pesticidų naudojimas žemės ūkyje, taip, mokslas apie tai kalba ir garsiai kalba, turime mes išgirsti. Mitybos skirtumai, tai yra maistinės medžiagos, ar yra skirtumas tarp įprastai, dabar aš dažniau vartosiu chemizuotam ūkį užaugintą, nes tikrai tai nėra įprastas. Man yra įprastas, aš iš mažo aukštadvario bulvė iš mano lysvės. Ir atsparumas antibiotikams, čia iš vis jokių abejonių nekelia, parodysiu kelis faktus, tiesiog skaičius nesužsirašiau, nes nenoriu aš jų garsiai įvardinti ir rodyti, bet tenka susidurti su baisia realybė. Ir tas klinikinius tyrimus besiremdama tikrai pabandysiu pradėti nuo to ekologiško maisto produktų supratimo, kodėl jisai tiek suprantamas ekologiškas maistas, kad yra sveikesnis. Tai manau, kad čia mes visi iš savo močiučių, iš kaimų, iš savo bulviakasių, iš visų pagalbų, ravėjimo ir taip toliau, žinodami, kiek čia yra žmonių, kurie patys augina savo daržoves, nors ant palangės svogūną pavasarį. Žiūrėkit, kam jūs augina tą svogūną ant tos palangės? Tu neįsit į parduotuvę ten pundeliais ir prisipirksit. Tas ant palangės užaugęs kartesnis, ane? Betgi žinai, kad tu pasidėjai į vandenį, užaugo, nieko ten neaplaistei, nusiskyniai, suvalgiai čia ir dabar visi vitaminai tavo organizme, taip? Tos daržovės, kurios ten auga, sakykime, nepertręštoj dirvoj, jų mažiau suauga. Bet žiūrėkit, kaip mes tvariai gyvenam. Tada žinom, kad mūsų Rusy, savam Rusy, išsilaikys daržovės geriausiu atveju iki kokio sausio vasario, sausio iki gruodžio, ten daugiausia tų vitaminų. Tai ir gerai, tai daug neprisiauginti, nereiks išmest. Aš per tą prizmę tą tvarumą suprantu. Ir šiandien ryte su vyru apie tai sakiau. Tai kas tas tvarumas? Tai aš užauginsiu, net, sakykime, dabar yra populiaru ir labai sveikinu užsiauginti daržovės ir tų pačių sėklų prasidaiginti, ar ne? Kiek yra sveiko. O kam tos moteris kepa tą duoną, aš nesuprantu, parduotuvėse kiek yra tos duonos, bet jos įdeda savo raugą, viena iš kitos pasidalinusios, įdeda sėklas, pasirenka, kad ir nedaug, bet ekologiškų,
Nu, kiek reikia tos duonos per dieną. Tai kalbant iš tikrųjų, supratimas mums turbūt yra labai suvokiamas paprastai, nes mes, nu taip, realiai taip užaugę. Tik iš to patogumo ir tingumo turbūt einam. Ir perkam ten bet ką, be sąrašo. Ir perėjimas sąmoningas, pasirinkti produktus ekologiškus gal daugiausiai ir pasitaiko tikrai tam jaunam amžiui, kai mes laukiamės naujos gyvybės, kažkaip dažniau pradedam mąstyti, sąmoningai rinktis garuose paruoštą kūdikiui maistą, nu žiūrėk, ir visa šeima gali jį valgyti. Nu ką ten reiškia, daugiau ten keletą porcijų pagaminti. Nu tas sąmoningumo suvokimas apie maistą ir jo vartojimas, nes ką dedam savo į burną, tai senatvėj mums kas sąnariai padėkos, visas šviesus protas padėkos ir mes galėsim sakyti, nu, anūkėlį, einam nusiskinti tą svogūnėlį, ar ne? Čia tiesiog, jeigu kalbėt apie aiškesnius tyrimus mokslinius, ar ne, įrodymus, ką norėčiau pabrėžti, tai kad yra mokslinių tyrimų, kurie konkrečiai sako, kad alergijų rizika yra tikrai mažesnė, jeigu yra vartojami ekologiški produktai. Ir nutukimo rizika irgi mažesnė. Tokių mokslinių įrodymų galima daug rasti. Apskritai, kalbant apie bet kokį mokslinį tyrimą, kurį jūs pažiūrėsit susijusi su maistu, su ekologiškai augintų ir įprastiniai chemizuotam ūkyje augintų. Dažnai pabaigoje visą laiką bus frazė, kad reikia daugiau tyrimų, nepakanka įrodymų. Taip, mes neturime galimybės turėti tokių dabar atsakymų 100 metų tirtas žmogus. Nu, negali palyginti, tas žmogus, jeigu jis valgys, reiškia, tik ekologišką maistą, tai jisai gyvens su savo genais, viskas tvarkoja. Bet jį patį palyginti su juo pačiu, kuris valgytų tik chemizuotą maistą, gana sudėtingi šie tyrimai, bet per didelės apimtis, o tokių tyrimų klinikinių būtent apie maistą yra labai daug, per apimtis mes galim daryti išvadas. Ir būtent mane tai labiausiai žavi pagrindinė tema, kurią aš pastebėjau ir kas mane labai nuramino šioje temoje, kodėl žmonės, kurie renkasi ekologiškus produktus, yra sveikesni. Jie tiesiog renkasi sveikesnį gyvenimo būdą. Visas. Ir gyvensena, ir judėjimas, ir miegojimas, ir vandens gėrimas, ir atidumas, ir neskubėjimas valgant. Tai bendrai yra net mokslinių įrodymų, kad taip yra su tais žmonėmis, kurie sąmoningai renkasi tą švaresnį, tvaresnį ekologišką maistą, jie tiesiog daugiau investuoja laiko, pastangų į savo visą bendrą gyvenseną. Tai čia atsakymas turbūt, kodėl tada jisai gali jaustis žmogus sveikiau ir ilgiau gyventi galbūt netgi. Jeigu kalbam apie pesticidus, mokslo tyrimų tikrai mes turim daug, jų tikrai skirtumas yra. Ką pesticidai daro labai mažam amžiuje ir vyresniam amžiui, jie tiesiog turi įtaką mūsų dėmesingumui, mūsų dėmesiui. Vaikas, kai vystosi, kognityvinės, tai yra tos pažintinės funkcijos, pesticidų pagalba, jos vystysis blogiau, visa nervinė sistema vystysis blogiau, jeigu gausu maiste bus pesticidų. Ką mes galim dar išvengti, aišku, alergijų. Ir turiu tokius ir skaičius iš tikrųjų, kad pasirodo ir Europoje net atlikti tyrimai rodo, kad virš 84% žmonių randama po 2 pesticidus organizme. Nu, jiegi nesuvalgo tą, reiškia, neįdeda nieks, iš maisto viskas tas ateina. Tai 2 pavadinimų pesticidų randama virš 84% žmonių organizmuose. Tokius tyrimus biometrinius atlikus, dar buvo viena išvada padaryta apie pesticidus, kad vaikų organizmuose pesticidų yra daugiau. Natūralu, ten visko daugiau, ten koncentracija didesnė, pas juos vandens daugiau. Tiesiog vaikai nėra kopija suaugusio žmogaus. Vaikams pavojus yra didesnis, natūralu, tuomet tikrai jauni tėvai renkasi būtent savo vaikams geresnį, švaresnį maistą. Vaikų amžiuje apie patologiją.
Čia va, norėjau tą skaičių, pasirodo, įdėjau netgi, nes labai bijojau dėti skaičius, nes man jie tiesiog nepatinka. Nepatinka man tai, kad pas mus yra tų pesticidų organizmuose. Mitybos skirtumai, ką mokslas kalba. Jeigu tai pažiūrėt, vitaminų daugiau ekologiškam vaisiuje ar įprastai chemizuotam ūkį užaugusiam, ne gamtoj, vitaminų skaičiaus turbūt net nerasim skirtumo. Ta reikia pripažinti, tvarkoj, tebūnie, bet ko dar nerasime, aišku, nerasim tų pesticidų likučių, ar ne? Bet ko labiausiai nerasime ekologiškam maiste ir kas ypatingai yra svarbu, tai yra sunkiųjų metalų. Kadmis vienas iš jų, sunkusis metalas, kaupiasi organizme. Jo nėra kaip pašalinti. Jis kaupiasi lėtai, bet užtikrintai. Yra paskaičiuota norma, kiek gerai būtų, kad į organizmą patektų per dieną nedaugiau 1 mikrogramo. Įsiklausykit, mikrogramo. Nedaugiau. Jeigu net ir tas mikrogramas patenka, jis kaupiasi, bet gal to žalos daug nepadarys. Bet yra tokių vietų, net ir Europoje, kur per dieną žmogus suvartodamas maistą į savo organizmą arba kažkokioje labai taršioje aplinkoje gyvendamas gali gauti 150 mikrogramų. Ką daro tas besikaupiantis kadmis? Jis iš tiesų organizme pakenkia labai daug mūsų sveikatai svarbių apskritai viso organizmo sistemų, pradedant inkstų sistema, tai yra inkstų nepakankamumas, apsinuodijus, ilgai besikaupiant kadmiui, ką jisai duoda. Tai, kad visos medžiagos, aišku, sunkiau šalinasi, lėtinis inkstų nepakankamumas labiau išplauna kalcį, fosforą iš mūsų organizmo, paprastas mechanizmas, tada tiesiog kaulai labai retėja, prasideda skausmai, mes gydytojai ieškom priežasčių, aš besiruoštama šitai temai dabar galvoju, o tai reikia man pradėti ieškoti turbūt ir sunkių metalų, apsinuodijimų. Kaip atsakyti, kodėl žmogui taip skauda kaulai, kodėl ta išretėjimai tie, ar ne, osteoporozė, kiek išplitus, kiek mes žinom, ar ne. Tai, ką kadmio dar pasižiūrėsiu, ko būtinai norėčiau, beje, augalai pasirodo iš dirvos, pasisavina kadmio 70%. Jie minta praktiškai, jeigu dirva yra, tai mes tada žinom. Tai ekologiškam ūkiui aš tikrai lenkiu galvą, reiškia, ten tikrai galim pasitikėti, nes taip yra užprogramuota, negali būti taršos kadmio. Reiškia, mūsų stalo atėjęs toks augalas turės mažiau kadmio, turės mažiau pasekmių. Ir būtent apie tuos tyrimus, kuriuos mes šnekam, tai ekologiškose pasėliuose paprastai yra mažiau kadmio, toksiško sunkaus metalo. Kodėl aš tiek apie jį ilgai? Kadmis yra pripažįstamas vienu aiškiausių, vienu stipriausių kancerogenų. Tai ne tik mūsų inkstų sistema, nervų sistema veikiantis, bet tai yra konkretus kancerogenas. Tai renkantis produktus, kuriuos mes kasdien valgom, būtų tikrai prasmė pasigalvoti, iš kokio ūkio, iš kokio dirvožemio tie produktai pas mus yra atėję. Imuninė sistema visa priklauso nuo apsinuodimo, lėtinio apsinuodimo sunkiaisiais metalais, to pačiu švinu, jeigu kalbėti dar plačiau, ar ne. Tai turim tokią situaciją, kad mokslas mums aiškiai sako, ekologiškam maiste yra mažiau taršos. Tai kas man iš to, kai aš valgau? Aš žinau, kad aš valgau maistą, kuriame mažiau taršos, visokių papildomų sunkiųjų metalų arba pesticidų. Kas man iš to yra mokslas pasakęs, kad daugiau kažko galiu gauti. Tai apie omega-3 turbūt nežinau, čia galima būtų atskirą paskaitą šnekėti, nes tai be galo ypatingas. Tas elementas mūsų organizme nuveikiantis daugą. Tarkim, ateina skundžiasi, man nagai lūžinėja, plaukų galiukai išsišakoja, oda šerpetoja, atrodo odos problemos, ar ne, jau čia dermatologas, tegu eina konsultuoja. Dažnai peršalimai sergu, čia tokios sausos gleivinės, gerai, kondicionieriai, jo, dabar skaitau,
Jeigu omega-3 trūkumas yra organizme, išdžiūvusios gleivinės, vien dėl to gertų negėręs vandenį, neturėdamas pakankamai omega-3, turės ir tas išdžiūvusias ir lengvai visus virusus priimančias gleivinės. Tai mes tokiam užburtam rate. Omega-3 mums imunitetą gali dovanoti. Omega-3 taip pat visą nervų sistemą mums gali padėti turėti subalansuotą. Nemiga, nuotaikų kaita, paaugliai su savo paauglystė, nutrūksta jiems tos omega-3. Duokimės jos. Nauda yra akivaizdi. Ir ką sako iš tikrųjų apie tą psichinę sveikatą, apie bet ką gali šnekėti, kalbėdamas apie omega-3. Iš kur mums gauti to omega-3? Aišku, kad iš daugelio produktų, bet aš kalbu apie mokslą. Taip, mokslą norėjau parodyti ir pastebėjom. Ekologiškame piene mokslas sako, kad yra daugiau omega-3. Tai ne tik piene apskritai kaip tokiam produkte, bet pagalvokim ir apie tas besilaukiančias mamas, jeigu jos valgo gausų omega-3 ekologišką maistą, kuriame kiekis omegos yra didesnis, jos vaisiui perduos daugiau, reiškia vystysis nervinė sistema, taip kaip turi vystytis, kaip mes tikimės, ir kūdikiai, naujagimiai kūdikiai, kurie gauna mamos pieną, kuri valgo daugiau to maisto, kuriame daugiau tos omega-3, natūraliai irgi pereiks. Tai viskas prasideda iš tikrųjų nuo mūsų pradėjimo. Na, grįžtu vėl prie to, ko aš tikiuosi, kad nebus. Tikiuosi, kad nebus valgydama ekologišką maistą antibiotikų likučių. Daug nesiplečiant, tema labai, nežinau bendrai, tiek jūsų tarpuose, plačiai, medikų tarpuose mes labai plačiai kalbam. Aš skaičius irgi tyčia nerašiau, nes mane, nuginklavo. Nuo 90 metų iki 2021 laikotarpis apie 30 metų. Analizė padaryta mokslinė. Nuo antibiotikams atsparių infekcijų per pasaulį visą kasmet mirė kiekvienais metais per tos 30 metų po milijoną žmonių. Jeigu žiūrime Europą, Europos skaičiai tokie, kartu Europos Sąjunga, Islandija, Norvegija. Kasmet atspariomis bakterijomis užsikrečia 400 000 žmonių. Kasmet. O tiesiog just. Dėl tokių ligų, kurias sukelia tos atsparios bakterijos, miršta 25 000 kasmet. Žmonės, kurie galėjo nemirti, jeigu jiems būtų veiksmingai suveikę antibiotikai, kurie tampa atsparus, jeigu mes visuomenė neatsakingai vartojam. Pripažinti turiu tikrai su tikrai stipriu liūdesiu, bet ir medikai kartais nusileidžia, kartais patys parašo antibiotikų. Ką reiškia neatsakingas vartojimas? Tai yra nesuvartojamas visas kursas, jeigu buvo paskirtas antibiotikas, po 3 dienų gerai pasijutau, temperatūra nukrito, viskas sustoju, ašgi pasveikau, o tai, kad išlieka stipriausi, čia iš tos serijos kaip ir varžybas, išlieka stipriausi, tai tie mikroorganizmai lieka, kurie raumenuką pasivysto ir paskui perduoda mes ir vaikams, ir visokios ten tos atipinės bakterijos visą šeimą pjauna. Visuomenė, taip, neatsakingas vartojimas, taip, bet dar yra didelė dalis, tai kad antibiotikai yra neatsakingai vartojami ir gyvulininkystėje, nežinau, žemės ūkyje. Kas ten atsitinka, kai iš tikrųjų pavartojama profilaktiškai antibiotikų, gelbėjant bandą. Aš dabar supratau, ką reiškia tas. Reiškia tiesiog yra didelis būrys. Tikrai, kad nesirgtų auginami gyvūnai, jiems visiems duodama profilaktiškai. Man tas profilaktiškai davimas antibiotikų man iš vis kertasi, man tiesiog pasąmonė negali priimti to. Tai mes turim tokią situaciją, kad mes ir per tie patys darbuotojai gali užsikrėsti ir zoonozėmis. Tai yra nuo gyvūnų patekti mikroorganizmas į žmogaus organizmą jau atsparus. Tai tada jau tikrai yra begaliniai sunku mums medikams padėti tokiems žmonėms. Tai tos taršos antibiotikų išvadose, ekologiškose produktuose, užaugintuose mes tikrai turėsim ženkliai mažiau.
Studijas galima nagrinėti, daug jų yra parašyta, kaip ir sakiau. Daug kur sakoma, kad reikia daugiau platesnių ir išsamiau. Tebūnie. Bet tai mus veda į priekį, tai mus motyvuoja, ar ne, tikėti mokslu, gauti tą informaciją ir sąmoningai rinktis. Daugiau tiesiog nebesustosiu ir poveikis, tai kad kalbėjau, kad ir alergijos yra mažiau vartojant ekologiškus produktus. Ir kas yra ta tvari, sveika mityba, tai aš būtent tikrai apibendrindama noriu kalbėti apie tą sąmoningą pasirinkimą. Mano galvoje tai yra suvokimas, daugiau yra mažiau. Iš kitos pusės mažiau yra daugiau. Taip, jeigu mes suvalgysim nors ir mažesnį kiekį, mes galim pasisotinti, jeigu mes vartosim maistą prie stalo susėdę, be mobilių telefonų, kartu besiruošdami maistą ir paserviruodami tą stalą. Ir lėtai viską darydami mes pasisotinsim mažesnių kiekių maisto. Nes taip ir turim truputėlį pakilti nuo stalo, nors šiek tiek alkani dar. Jeigu mes lėtai vartodami, gausim sąmoningai vartodami tų produktų sveikesnių, mes ir būsim sveikesni. Tyrimų galima daug kalbėti ir ne tik tai gyvuose organizmuose, tai yra ne žmonių atlikti tyrimai, ne žmonėse, bet ir tyrimai, kurie yra atliekami in vitro, tai yra ne žmogaus organizme, bet tiesiog lėkštelėse, pavadinkime, ar ne? Kaip atrodo tie. Jie visi kalba apie tą patį. Apie vartotojų požiūrį, sąmoningą keitimą. Mano galva turi tikrai prisidėti, turi būti valstybinis požiūris. Ir vyriausybės. Ar gali kažką padaryti? Galiu labai trumpą pabaigai pavyzdį. Su paprasta druska, net ne apie ekologišką maistą. Kaip išgelbėti kuo daugiau gyvybių nuo insultų. Japonai tą padarė praeitam amžiui, sumažindami vyriausybę, sumažinusi druskos kiekį sojoje. Žinom Japoniją, žinom sojos, kaip jie mėgsta soją. Ir palygino tiesiog labai paprastai skirtingose Japonijos regionuose. Vienam regione žmonės kiekvieną dieną suvartodavo po 16 gramų druskos. 16 gramų druskos per dieną, vartodami soją. Kitam regione 25 gramai druskos per dieną su soja. Standartas. Kiekvieną dieną. Jie taip soją vartoja. Jie Japonai. Kas žino Pasaulio organizacijos rekomendaciją per dieną, kiek reikia sveikai suvartoti druskos? 5 gramus. Iki 5 gramų. Vyriausybė Japonijos užsibrėžė tikslą nors iki 6 gramų pasiekti per dieną. Kas buvo padaryta, tiesiog buvo pasakyta, viskas sojos produktai negali būti tokie sūrūs. Insultų kiekiai sumažėjo drastiškai per pusę. Tai yra našta mūsų visai visuomenė. Mes patys savo, padarydami tokį valstybinių požiūrių, ar ne, tokį paprastą veiksmą, mes galim perkelti paprasčiausius tokius veiksmus. Visa visuomenė, tardamasi su mūsų vyriausybėmis, ar ne, plačiai žiūrint, europietiškai. Mes maistą gaunam ne tik čia iš Lietuvos, mes iš visur gaunam. Tai mano galva, kad mes turim savo rankose sprendimo teisę kiekvieną dieną nuspręsti, ką rinktis, bet ir kaip visuomenė. Gyventi tą kryptimi, kelti tos klausimus, nes kažkaip norisi gyventi kaip tie japonai. Ar ne, ilgai ir laimingai. Čia aš jau pastūmiau kažką, nes ten dar buvo mano ačiū toksai, tai ačiū labai už dėmesį. Ačiū labai, miela Jurga Būdienė, šeimos gydytoja.